Noriu pasveikinti visus užsirašius į ezoterinius kursus, ezoterinę, ezoterinės filosofijos kursus, video pamokėlių kursus. Tai yra padaryta šita sistema taip, kad ją gali naudotis bet kuris žmogus, kuris yra bet kuriam pasaulio krašte. Ir tai yra toksai kaip nuotolinis mokymas. Jisai lygiai taip pat atitinka, kad jūs mokinatės irgi taip pat ezoterinio mokslo akademijoje. Tik tai, kad čia bus biškutį daugiau reikės mokintis ir daugiau laiko praleisti. Tai va, ir aišku, savistoviai. Daugiau įdėti kažkokio tai darbo, kad jūs galėtumėt kažką tai visą laiką daugiau irgi taip pat suprasti. Tai va. Jau yra susikūrusios tokios yra pamokėlės, žmonės jau ten mokinasi, jau ne vienus metus eina ir patenkinti atsiliepimai tikrai geri. Aš nenoriu ten rinkti kažką tai ir kažkam tai kažką tai įrodinėti, tiesiog rodyti ten va tos dalykus visą laiką, tiesiog toksai mano charakteris. Aišku, gal trumpai apie save turėčiau dar pakalbėti. Daug kas turbūt nepažįstat manęs, aišku, kas girdėjo, tai džiugu kažką tai, kad girdėjote, o kurie nežino, aišku, jums labai įdomu, nes visą laiką, kas čia toks dabar, Mindaugas kažkur tai visi skelbėsi, darosi, visi viską žino, visi viską moka, o tas Mindaugas, ką jisai žino. Iš tikrųjų, tai taip nėra. Tiesiog ezoterika aš jau domiuosi labai ilgai, tiesiog net nemoku net pasakyti, net nežinau net irgi kiek ten, mane kartais klausia kiek metų ir aš tai nežinau, kaip pasakyti, kada ir kiek aš ten mokinuosi. Bet tai yra labai ilgai. Man dabar šiuo metu yra 56 metai. Tai va, tai aš turiu šiokią tokią patirtį, tiesiog užsiiminėjau tą ezoteriką, skaitykime jau nuo kažkur tai gal vidurinės laikų, kada dar vidurinę lankiau. Nu tai pasiskaičiuokit maždaug kažkur tai 17, gal 18, 17, 16 gal kažkur tai metų, 15-16 metų pradėjau jau domėtis tą visą laiką ezoteriką. Aišku, ten buvo tada darybiniai dar laikai ir tai buvo labai sunku kažką tai visą laiką gauti kažkokios tai medžiagos, bet man pasisekdavo. Aš gaudavau, mano tėtis, tiesų sakant, atneždavo man kažkokių tai paskaitų, iš kur jisai gavo, aš aišku net nežinau, bet jisai gaudavo tam tikras tiesiog paskaitas iš New Yorko, ten būdavo visą laiką ezoterinė tokia visą laiką tematika. Kas tai yra ateiviai, kas tai yra pomirtinis gyvenimas, ten paskui apie sielas, ten truputį dar kažkas tai tokio. Tai va. Ir tiesiog tai mane užvedė ir aš ten gaudamas tų paskaitų, tų ciklų, ten tikrai būdavo daug, aš domėdavausi, ten tiesiog skaitydavau. Paskui, aišku, nebūdavo su kuo pasikalbėti, nei pas kažką tai sužinoti, tai tas sunkesnis laikotarpis. Paskui toliau jau viskas įsivystė kitaip, mes irgi šitą dalyką galėsime aptarti. Jeigu mokinys labai nori, tada atsiranda tam tikras mokytojas. Aišku, tada visą laiką visata puola padėti tam žmogui ir padeda žmogui visą laiką tobulėti ir kad jisai galėtų kažką tai turėti, gauti ir daryti. Tai va. Todėl tiesiog man irgi pasisekė ir paskui maždaug jau prieš 20 daugiau metų aš susitikau savo mokytoją. Tai ten jau neprisimenu, tiesiog irgi tai buvo vienintelis tas mūsų laikais, dar tarybiniais laikais, jeigu aišku jūs esate senesni, tai jau žinote maždaug tos laikus, ten buvo visą laiką Vytautas Kazlauskas.
Jeigu kas nors nežino, tai galite mus tiesiog pasižiūrėti dar Google tiesiog ir kažką tai dar turbūt rasite apie jį. Tais laikais ten visą laiką tai buvo vienintelis tikrasis mokytojas, kuris mokindavo parapsichologijos. Mes vadinamės taip. Jisai pats ir įkūrė paskui Vilniaus visuomeninę parapsichologijos akademiją. Tai va, ir tada man pasisekė, kad aš pas jį atsiradau. Ir atsiradau ir ten tada buvo toksai šokas ir man, ir jam. Jisai labai apsidžiaugė. Ir sako, davai Mindaugai, mes sako, tada ir dirba. Ta linkme pačia. Tai va, tais laikais tada, aišku, ten labai daug visokių kitokių mokytojų, ten žmonių, kurie dabar mokina, irgi senesnių kartos visą laiką, jie taip pat mokinosi toje akademijoje. Arba paskui ten pradėdavo dėstyti. Jisai būrė tuos visą laiką bendraminčius. Tai toksai buvo vienas gal iškiliausių tokių žmonių, kuris tikrai visą laiką galiu tikrai ranką pridėjęs pasakyti, kad tai buvo žmogus, kuris tiesiog gal davė tokią raidą ir pas mumis Lietuvoje gimti tą visą laiką ezoterikai. O visi kiti, kiek žinau, buvo užjaučiantis, pasislėpę kažkur tai, kažką tai skaitė, kažką tai neskaitė, kažką tai ten girdėjo, tik tai ir visa kita. Tai va. Bet jie daugiau ten nieko nesireikšdavo, tiesiog bet eidavo tada mokintis pas jį ir ten būdavo akademija. Akademija būdavo labai daug žmonių, dar mano laikais ten būdavo pirmas kursas, pavyzdžiui, kaip ir mano kursas, ten buvo apie 120 žmonių. Įsivaizduokite. Tai, aišku, tai paskui pamažėdavo tų žmonių, nes kiti nusivildavo, nes kadangi nepasveikdavo, nes daugelis žmonių labai ateidavo visą laiką mokintis tam, kad jie galėtų tiesiog, kad juos pagydytų, o jie ne patys tobulėtų, kažką tai žinotų, bet kad yra toksai mokytojas, yra toksai žmogus, kuris ir gydė, ir visą laiką skaitė paskaitas, todėl jam ten visą laiką norėdavo prie jo pabūti, prisiglausti, kad jisai ateitų prie jo, ten jisai ištietų rankas ir jį gydytų. Pas mumis laikai keičiasi, visa kita, žmonės keičiasi, bet noras tas pats pasilieka visiems, vis tiek visi kartu. Tai va, ir aš tada kartu pasimaišiau ten ir tada tiesiog mes abudu vienas kitą kaip tiesiog nuo pačio pirmo susitikimo ir tiesiog atitiko jom vienas kitą. Ir paskui pradėjau aš tada ir mokintis. Mokinausi labai ilgai, ten paskui vesdavau, vadovaudavau, būdavo prorektorius tos akademijos. Ir taip visą laiką viskas vystėsi. Tai va, būdavo įvairių paskaitų, ten būdavo tiesiog 3 valandas skaitydavom irgi paskaitas, darydavom pertrauką. Tenais, tai tokie laikai buvo gana tokie tarybiniais dar laikais, sakau, tai buvo tiesiog uždraustos tos temos, bet tai buvo vienintelis žmogus, kuris tarybiniais laikais netgi sugebėjo atidaryti Vilniaus visuomeninę parapsichologijos akademiją ir tada net mokėdavo valstybei pinigus. Įsivaizduokit. Aš manau, dabar pabandykite kažką tai tokio ezoterinio visą laiką sukurti ir tada patys suprasite. Netgi dabar dar yra tiesiog priešginų ir tiesiog prieš visą laiką stojasi ir taip toliau, taip toliau. Net nenori kartais net registruoti tam tikrų pavadinimų. Tokia pas mumis valstybė. Tai va. Tai ezoterikoje tikrai patikėkit manim, aš turiu labai didelę patirtį, daugelį pažįstu ir daugelis mane pažįsta. Tik tai, kad pas mane toksai charakteris, aš nemėgstu eiti kažkur tai kažkam tai kažką tai įrodinėti. Aišku, tas visas dalykas įsivystęs tik tai per savo tuo laiku visą laiką, kada aš pradėjau tiesiog šitą dalyką daugiau gvildenti, eiti ir mačiau tam tikrus visą laiką dalykus. Tai va. O
Toliau, aišku, mokindamiesi, jūs paskui mane gal daugiau kažkiek tai pažinsite, arba mes visi kartu susipažinsime, nes kadangi pamokėlės irgi, pavyzdžiui, grupė, jinai gali netgi tos grupės, pavyzdžiui, galite susiburti visą tą grupę, arba ten kažkokie tai tik tai žmonės, ten kiti gal, pavyzdžiui, kiti mokinasi kažkur tai užsienį, negali atvažiuoti, nu ir galima tada padaryti gyvą pokalbį. Tiesiog kalbėti su manim. O dabar šiuo metu tiesiog jūs gausite video pamokėlės kiekvieną sekmadienį. Kodėl sekmadienį? Ką žinau. Norite, galėsiu šeštadienį patalpinti. Norit, galite penktadienį. Tai neturi jokios reikšmės. Tiesiog tokį dalyką priėmiau, kad sekmadienis yra vienintelė tokia diena, kada žmogus gal, pavyzdžiui, tiesiog pripranta, kažkoks tai ateina dvasingumas, gal, pavyzdžiui, tiesiog eina kiti į bažnyčią, kiti nori paklausyti pamokėlę, pasimokinti. Tai va, pamokėlės jos bus gana ir ilgos, ir trumpos, tai bus nuo 15 minučių iki valandos. Daugiau tikrai nedarysiu, kad paskui nebūtų per daug tam tikros informacijos. Tai va. Ir pradėsime, aišku, mokintis. Reikalavimai gana griežti, jo tiesiog pas mane yra. Norėsiu, kad darytumėt namų darbus, tai būtinas visą laiką dalykas, ir kitas dalykas, kad susimokėtumėte mokesčius. Tai irgi kitas dalykas, irgi labai būtinas. Tai va. O toliau, jeigu viskas tvarkoj, visą laiką susimokat, namų darbai yra padaryti, aš visą laiką kažką tai žymėsiuosi, matysiu, tiesiog aš visą laiką seksiu jūsų tam tikrą dvasinį tobulėjimą ir taip toliau. Ir tada galėsiu kažkaip tai tiesiog patarti arba dar kažką tai. Aišku, po pamokėlių jūs galite visą laiką rašyti, bendrauti tarpusavyje, užduoti tam tikrus klausimus, kurie jums yra neaiškus, pavyzdžiui, ta tema, tik tai ne iš kitų temų, pavyzdžiui, bet tik tai ta tema. Nes tiesiog tai būtų labai, man sunku paskui būtų atsakinėti. Aišku, jeigu matysiu, kad reikalingas atsakymas gana būtų ilgas, tada aš vėl padarysiu, pavyzdžiui, kažkokį tai video įrašą ir tada paaiškinsiu, atsakysiu į tą klausimą, kokį jūs man, pavyzdžiui, tenais uždavėt. Tai va. Todėl bendraukime geranoriškai, būkite nusiteikę irgi taip pat. Ir kai sakoma, tai padeda mums Dievas irgi, ja? Duoda jisai tų jėgų ir kad mes galėtumėm čia kažką tai daryti. Tai va. Pirma pamokėlė, jos tema būtų, kas tai yra dvasinis mokytojas. Kas tai yra išvis mokytojas iš didžiosios raidės, ja? Kam jisai reikalingas, kaip jisai turėtų atrodyti, ar jisai turi mokinti, ar jisai turi kažką tai ten, pavyzdžiui, vaikščioti su bizūnu, ja? ir ten stuksenti visiems, o gal ne, o gal ten jisai nepajudinama kažkokia tai uola, kuri ten sėdi kažkur tai ir užsimerkęs ten ir sako, ir laukia, ir visi taip kažką tai tą daro. Ir paskui pamokė ir tada sako, labai gerai, atsipalaidavau, kažką tai gavau. Aišku, kiekvienas žmogus, jūsų labai daug yra, ir kiekvienas žmogus, kiek aš visą laiką jau klausinėjausi, jūs irgi taip pat nepaslaptis, turite savo kažkokią tai nuomonę apie tą dvasinį, apie tą mokytoją. Kaip jūs įsivaizduojate iš vis mokytoją? Tai va. Iš vis gal turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad reikėtų, kam tas mokytojas reikalingas. Nes jeigu tai pasižiūrėjus į žmogų, tai žmogus jisai yra gana toksai plati tokia savoka ir pas jį labai daug. Pavyzdžiui, visą laiką jisai auga, jisai mato pasaulį, jisai pats pradeda tą pasaulį stebėti ir daryti tam tikras išvadas.
jisai tada kyla tam tikrai reikalavimai, jo, ir tada paskui ateina tėvai, pradeda jį vėl formuoti, jisai tėvus pradeda formuoti. Tai skaitykime, mūsų pats tas gimimas visą laiką jau jo įtakoja, parašo, kad visą laiką, kad mes esame jau kažkokia tai asmenybės. Ir kam tas mokytojas reikalingas? Mums reikalinga gal turbūt nereikalinga tas mokytojas, nereikalingas tas ezoterinės filosofijos pamokėlės ir kam mes iš viso reikalinga. Gal ne, tai, bet tai yra netiesa, reikėtų asmeniškai, reikalingas mokytojas, reikalingas. Ta dalyką mes biškutį tada ir aptarėme. Kaip sakiau, visą laiką žmogus auga ir jisai susiformuoja kažkiek, tai jisai paskui toliau tėvai pradeda koreguoti, tada paskui jau visuomenė, kada jisai ateina jau plačiau, eina, pažiūrėjau, jau mokyklą, mokykloje jau pradeda dar daugiau formuoti. Ir taip žmogus visą laiką tampa tokiu, kokiu dabar jūs ir esate. Vienas toks, kitas toks, vienas, pavyzdžiui, pripažįsta kažkokią tai ezoteriką, kitas ten kažką tai jaučia, kitas iš viso nieko čia nejaučia, kitas sako, kad tai yra tiesiog kažkokia tai nesąmonė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tų kiek žmonių, tiek visą laiką tiesų. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Nes, kaip sakiau, kiekvienas visą laiką žmogus, jisai turi savo kažkokį tai augimo procese susidaręs kažkokią tai nuomonę, pasidaro jo apie jį supantį tą pasaulį. Stebėdamas pasaulį, kiekvienas visą laiką žmogus, jisai pats pastebi, kad yra žinių didelė įvairovė. Ir kad, pavyzdžiui, pasirinkti tikrą kažkokią tai ten, pavyzdžiui, žinią, ar kad jinai būtų tikra gera, tai žmogui gana yra labai sunku. Ja? Nes jisai tada turi kažkaip tai, kaip sakiau, tada aišku tas įtakoja visą laiką, kur jisai augo, su kuo jisai augo, kokie tėvai buvo, ten pavyzdžiui, netgi šalis įtakoja, karminius procesus, jeigu norėsime, paskui toliau galėsime ten, pavyzdžiui, tiesiog irgi kalbėti ir aptarinėti. Tiesiog labai daug faktorių, kurie visą laiką žmogų kiekvieną kažką tai padaro. Vat kaip irgi sakau, jeigu pavyzdžiui vaikas, kada gimė ir ten mama ir ten tėtis pradėtų aiškinti, kad vat yra kažkokios tai energijos, kad vat yra matoma ir tas vaikas jisai kažką tai pradės matyti ir tikrai vaikai mato. Ta dalyką tiesiog galima netgi pasižiūrėti kažkokią tai mažą vaiką, ten, aš irgi ten darydavau tam tikrus eksperimentus ir ten darydavau kokį energetinį kamuolį sukūrį ir jisai tiesiog, vat, matosi, jau taip rankute taip bando paimti. Žmonės taip stebisi, kaip tai jisai, o mes nieko nematom, sako, žinai. Sakau, tai va, sakau, vaikas jisai kažką tai mato, jisai kažką tai visai kitaip jisai priima tą pasaulį. Tai va, jeigu mes auklėtumėm šitą, vat, tokia, vat, pavyzdžiui, linkme jo, tuomet tas vaikas užaugęs, jisai kitaip jau negalėtų kitaip jisai mąstyti, sakytų, o visai kiti dalykai. Tarkime, pavyzdžiui, šeimoje yra religingi žmonės ten, jo tėvai, jie meldžiasi ten Dievui kažkokiam tai, tarkime, mūsų, vat, pavyzdžiui, ten krikščionybės, vat, jo, ten Kristui ten ir taip toliau. Irgi taip pat vaikšto į bažnyčią, ten meldžiasi, kiekvieną ten sekmadienį arba ten šeštadienį daro kažkokius tai susibūrimus, ten skaito kažkokius tai Dievo žodžius, gal ten būt, arba šventą raštą, arba ten gieda kažkokias tai giesmės ir taip toliau. Pažiūrėkit, vaikas jisai užaugs, jisai vėl turės kažkokį kitą supratimą. Aišku, jeigu tėvai važinėja po užsienį, jie tiesiog nemato daugiau nieko, viso kito, tiesiog tai irgi yra aišku, į auklėjimą neįeina, tada jau auklėja kažkokie tai dėdukai, jo, ten, pavyzdžiui, arba kažkokie ten kiti žmonės, jo, kaimynas ten, arba draugai. Tai aišku, ir vėl jų kažkokie tai, jo, visą laiką dalykai. Įtakoja į to visą laiką žmogaus pasaulėžiūrą, jo, visą laiką. Todėl tai nereikia visą laiką pykti vienas ant kitų, kad, pavyzdžiui, kad vienas kažkas tai mato, o tas aš čia nematau, tai, suprantate, čia neegzistuoja.
o aš matau, tai egzistuoja. Ne? Tai yra netiesa. Tiesiog, vat, kiekvienas visą laiką mes paskui įsiaiškinsime, kad visą laiką matom, dirbam visą laiką tik tai per save, su savim, per savo prizmę. Mes matome viską pasaulį per savo vidų. Tai va. Todėl žmogus augdamas, jisai matydamas irgi tam tikrus tokius dalykus, irgi susiformuodamas, jisai mato tam tikrus visą laiką pasireiškimus pavyzdžiui, iš kažkur tai iš visatos, arba tiesiog iš tos aplinkos, kuriame jisai visą laiką yra, su žmonėm bendraudamas, mato, kad vieni kitaip kažkaip tai galvoja. Ir paskui toliau, jeigu neįsileidžia ir nepradeda ten ginčytis ir aiškintis, tada viskas tvarkoja. Bet tada, aišku, atsiranda tam tikras toksai dalykas, kad reikia kažkaip tai pagalvoja, tada kas vis dėlto, o kur ta tiesa, kaip iš tikrųjų yra. Mokyklose tokių dalykų niekas nedėsto, kažkur tai kitur irgi ne, bet tai yra tam tikri tokie seminarai, jo ten nuvažiuoji ir ten prisiklausai visokių dalykų, paskui grįžti, arba ten jau dabar tas kompiuterinis tas amžius, kur galima užsidegti ten YouTube ir ten, ojojoj, kiek ten yra pilna visko, jo. Kiek ten tų mokytojų N. Nes mes netgi aš ten savo laiku su savo mokytoju, mes ten vieną kartą darėm tokią irgi apžvalgą ir ten pradėjom irgi taip ieškoti Lietuvoje, galvojom, kas čia darosi ir kaip čia viskas yra, tai netgi priskaičiavom vienu metu apie 78 Kristaus įsikūnijimus. Įsivaizduojat? Tai buvo kažkas tai tokio nesuprantamo. Aišku, ir dabar dar pas mumis yra tų Kristaus įsikūnijimų, yra pranašų ir kitokio dalyko. Tai va. Aišku, nuo to mes visą laiką kažką tai girdime, aišku, bažnyčia labai daug ką padaro, gaila, bet apie dvasias, apie visokius kitokius, apie pomirtinį gyvenimą, apie pragarą, apie velnius, apie dar kitus visą laiką dalykus, kad tai yra negražu, kad tai yra negerai visą laiką. Jeigu mes taip ramiai paimtumėm ir pagalvotumėm, mes visą laiką atsakytumėm, kad tai yra vis dėlto bažnyčios darbas. Kas tik taip bažnyčios atstovai visą laiką kunigai, jie tą dalyką visą laiką skleidžia ir gąsdina visus ir rodo, kad taip kažkas tai taip nėra. Paskui toliau atsirado su mūsų tokiu ekstrasensų pilna, jo visą laiką ir ten parapsichologų, ezoterikų, ir ten prasidėjo irgi kažkokie tai prasideda kažkokie tai ginčai. Bet jeigu taip viskas kilo, tai kilo tikrai visą laiką, pagalvokite logiškai, tai kilo visą laiką nuo bažnyčios. Žmogus tai būtų gyvenęs, jam buvo visai ten neįdomu. Jisai norėjo dirbti žemę, norėjo turėti žmoną, jam ten reikėtų kažkokių tai pinigų, kažkokius tai, pavyzdžiui, galvijus įsigyti, jam ten kažkokie tai tokie dalykai ne. Ten atėjo kunigas ir pradėjo baiminti. Ten, žinai, jeigu tu taip gyvensi, tada tu papulsi į pragarą, tada tave dvasios užpulsi ir taip toliau. Tenais laidosiu, nelaidosiu šitą, čia yra pasikoręs, tai jį ten už tvoros, ten reikia laidoti ir taip toliau. Tai va, nieko neišradinėjau ir nieko tikrai tokio baisaus turbūt tiesiog nesakau. Jeigu kas nors, sakau, nepykite, jeigu turite labai gilius kažkokius tai savo įsitikinimus dėl tos krikščionybės. Tai va, bet visi šitie dalykai tai tikrai yra kunigų išgalvojimas ir kunigų tam tikras supratimas, tam tikras visą laiką aiškinimas, baimės. Jo, visą laiką. Tai buvo baimėmis ir dabar tą patį daro. Sėkmingai jo dirba. Tai va, tai žmogus visą laiką gaudamas tam tikrus visą laiką dalykus, matydamas, kad labai daug informacijos ir ta informacija vienur skiriasi, kitur skiriasi, viena tą sako, kitas tą sako ir todėl jam atsirinkti labai blogai ir tada jis, aišku, priima tada sprendimą, kas jam yra artimiau pagal jį, jo, ne pagal jo kažkokią tai savišvietą. Kaip jisai įsivaizduoja tą supantį jį pasaulį. Tai va. Ir tada priima tam tikrą tokią tiesą, kad jam nereikėtų prieštaravimų, nei vienas žmogus nenori vidinių.
Jam reikalinga, kad tai būtų viskas atsistotų į savo vietas. Tai va. Ir tada žmogus šitokiu būdu pradeda mokintis savistoviai. O tai yra kaip ir savo ego auginimas. Nes vis dėlto žmogus, kaip mes visą laiką mokintumėmės patys savistoviai be mokytojo, be nieko, mes visą laiką tik tai augintumėm savo ego. Ir tikrai taip yra. Egoistinis pasireiškimas. Aš taip noriu, aš taip įsivaizduoju, kitaip negali būti ir taip toliau, ir taip toliau. Tam tikri tokie pateikimai, paaiškinimai, pavyzdžiui, visą laiką tiesiog savo jo įtikinimai, kad kitaip negali būti. Todėl bet ką visą laiką, kada mokinamės, mes nemokame netgi tiesiog išmokti paraidžiui. Ir aišku, mokykloje, kada jūs ateinate į mokyklą, ten, pažiūrėjau, irgi pradėtų mokinti, biškį duotų ten iš 5 klasės, ten duotų iš 7, iš 11, paskui iš 1, paskui kokią dar 4 duotų klasę, paskui iš 0 klasės dar tenais. Ir tada įsivaizduojat, kas ten būtų visą laiką, koks mokinys ką jisai ten galėtų jisai surasti ir kokia pas jį būtų supratimas apie šitą pasaulį supantį, aišku, ten kažkoks tai būtų, nes jisai vis tiek turėtų gyventi. Tai va. Bet jau aišku suprantama, koksai. Todėl mokyklose tai yra mokinama visą laiką nuo A, paskui su nosinė iki Ž. Ta abėcėlė, nors ir kaip mes norėtumėm tą pačią abėcėlę sužinoti atskirai greičiau, jo kažkokia tai. Kokia ten ta M raidė iš pradžių? Man duokit. Ne, sako A. Asilas. Rašyk, asilas. Tai va, A raidė. Tai va. Todėl bet kuriuo atveju visą laiką, jeigu mes pradedame bijoti ir pradedame abejoti tam tikrais visą laiką kitais, pavyzdžiui, kitais žmonėm nepasitikėti, tada mes pradedame mokinti savarankiškai. Ir šitokiu būdu mes vis dėlto auginame savo vidinį aš. Ir tas vidinis aš visą laiką, jisai tada pats sukuria savo visą laiką tą vidinę kažkokią taip ezoteriką. Skaitykime jo tą pasaulį ir kitokį dalyką. Tai va, tai jūsų kiekvieno žmogaus irgi taip pat visą laiką supratimas apie šitą supantį pasaulį taip ir gaunasi visą laiką, kad aš esu, turiu savo kažkokį tai supratimą, jo, egoistinį supratimą, nepykite, bet netikrą. Nes dabar mes irgi, jeigu pradėtumėm kalbėti iš tikrųjų, tai aišku visą laiką ezoterika jau senai yra atrasta, ezoterinė filosofija ir aišku paskui dar jeigu mokinsitės ir paskui toliau bandysite kažkaip tai tiesiog save tobulinti ir daryti, tai paskui patys suprasite, kad tiesiog visas pasaulis yra pastatytas ant ezoterinės filosofijos. Apie ezoteriką, kas tai yra ezoterika, ezoterinė filosofija, mes dar paskui pakalbėsim, bus atskira pamokėlė. Tai va, dėl šito dalyko dabar dar nesibaiminkit, tiesiog tam tikrų tokių įsireiškimų, kuriuos paskui mes pamažiuku išgvildensime, išsiaiškinsime. Tai va. Kaip supratote visą laiką, jeigu žmogus pradeda pats savarankiškai mokintis, jisai tada sukuria savo individualią ezoteriką, ezoterinį pasaulį, ezoterinį kažkokį tai savo supratimą. Ir nuo to žmogui, aišku, visą laiką jisai pats susiformuoja kaip asmenybė ir tada pradeda kitus taip pat mokinti, kaip turi būti tas pasaulis, kaip iš tikrųjų, kaip jisai galvoja, kaip jisai tenais. O paskui toliau atsiranda kažkoks tai Mindaugas arba dar kažkoks tai kitas ten mokytojas,
ten ir tada jisai pradeda griauti tą pasaulį, nes jūsų tas pasaulis visą laiką, kurį jūs egoizmų pastatytas, jisai yra protinių pagrindų, o protas visą laiką jisai nemoka galvoti, jisai turi kaladėlės, kaip ten tokias, pavyzdžiui, kaip yra, kaip pavyzdžiui, kompiuteris. Kompiuteris jisai turi būti pagrindinė kažkokia tai programa, jo, nes kompiuterį nusiperkat, jeigu tuščias, ten reiškia, jisai turi kažkokia tai būti pagrindinė kažkokia tai programa. Ten, pavyzdžiui, Windows'ai, ten, pavyzdžiui, dar, pavyzdžiui, kažkokios tai ten tos pagrindinės pagrindinė ta visą laiką bazinė ta tokia programa, kuri visą laiką, ant kurios paskui pagrindo, paskui galima įrašinėti kitas programėlės. Tai lygiai tas pats, pavyzdžiui, visą laiką kompiuteris, jisai negali, jeigu jūs įdėsite kažkokios tai, pavyzdžiui, tam tikrus tokius dalykus, supratimus ir visą kitą, tada jisai spręs tik tai iš tų, ką jūs įdėjote. Todėl ir žmogaus protas, jisai lygiai taip pat dirba kaip kompiuteris. Jisai nemoka visą laiką atskirti tam tikrų tokių dalykų. Jisai tik tai dėlioja iš tam tikrų kaladėlių, kada aš, pavyzdžiui, tą pamačiau, tą įsitikinau, todėl ir tada paskui iš tų kaladėlių visą laiką statau savo pasaulėžiūrą ir tada pateikiu kitiems, kad tai yra iš tikrųjų taip turėtų būti. Tai va, bet sakau, tai yra melas, tai yra netiesa, nes kadangi protas jisai ribotas, kaip visada turėtume žinoti, jisai meluoja. Jisai tik tai yra tam tikrai taške ir jisai, pavyzdžiui, kažką tai tokio plačiau mąstyti, jisai jau nebegali. Tai va, tai vien protu pasitikėti irgi taip pat tiesiog nepatarėme. Aišku, nes man patinka kalbėtis netgi su tikrais mokslininkais, tai jie netgi, man patinka jie ir tiesiog jie visą laiką tą dalyką netgi ir pabrėžia, sako visą laiką, kad tai dar neištirta, bet jie nesako, kad tai nėra, kad tai neegzistuoja, čia nesąmonė, čia pseudomokslas, čia šarlatanai ir taip toliau. Tikras mokytojas šitokių žodžių, šitokių įsireiškimų, jisai nenaudoja. Jisai sako, tai nėra dar ištirta, dar tai nėra įrodyta, bet jisai neatmeta tos prielaidos, kad taip gali būti. Todėl jeigu jau ten kažkas tai pradeda tik tai rėkti, daugiausia visą laiką, kad tai šarlatanai, jūs tokie, anokie, jūs ten taip toliau, jūs čia nieko neišmano, čia pseudomokslas, čia akių dūmimas ir taip toliau tenais. Tada jau yra tas vargšas žmogus, ja? Nes jisai, kadangi pas jį iš visą laiką ribotas mąstymas. Jisai joks mokslininkas, jisai joks ten, pavyzdžiui, statistas ar dar kažkas, tai tiesiog jisai yra vargšas žmogus, ja? Tiesiog, jam nepasisekė šitam gyvenime dar. Aišku, pasiseka visiems ir jam pasisekė visą laiką, tiesiog, irgi gal tiesiog išeiti ir per šitą prizmę tą pasaulį suprasti. Tai va. Todėl mokintis savistoviai nėra labai tikslinga, nes kadangi anksčiau ir vėliau visą laiką atsiranda kažkoks tai žmogus, kuris sugriaus visą laiką jūsų įsitikinimus, jūsų supratimus ir jūsų pasaulis, tada tas, kurį jūs statėte, jisai pradeda griūti. O kada pradeda griūti, tada žmogus jau matote visą laiką, kaip jisai elgiasi. Elgiasi labai paprastai, jisai visą laiką pradeda gintis, aiškintis, tai ne taip, aš ne taip galvojau ir taip toliau. Ir ten toliau tokia visą laiką tokie dalykai yra. Tai va, tai galiu drąsiai todėl pasakyti, jeigu norint visą laiką kažką tai išmokti, kažką tai sužinoti ir tikrai žinoti, reikalingas mokytojas. Ir dabar prasideda pati įdomiausia ta dalis. Visą laiką, tai kas tas tikras tas mokytojas, kaip jį atpažinti? Iš karto pas jumis kyla klausimas, jau, nes kaip dabar, čiagi pilna visi šarlatanai, ir tas, ir kur spjausi ant šarlatano pataikysi. Tai va, iš tikrųjų yra gana sunki sąvoka.
šitame procese, aišku, visą laiką kiekvienas žmogus, gal pradėkime nuo to, kaip jisai įsivaizduoja tą savo mokytoją, kaip jisai turėtų, pavyzdžiui, įsivaizduoti, arba kaip jūs įsivaizduojat. Būtų labai gerai, kad jūs irgi gal parašytumėte apačioj tiesiog po video pamokėlę, maždaug kaip jūsų buvo kažkoks tai supratimas, kaip jūs įsivaizduojat savo tą dvasinį mokytoją. Jisai gal turi būti ten su ilgais plaukais, jo, kaip būti su ūsais, su barzda, panašus į Kristų, ten jo mėlynos kažkokios tai akis ten, pavyzdžiui. Jisai turi kažkokią tai sutaną, gal, pavyzdžiui, ten tokią, arba jisai turi tokią kažkokią tai ašutinį, ten kažkokią tai maišą užsidėjęs ant savęs. Ten turi kažkokių tai atributų, jo, gal prisikabinės lenciūgų, ten kryžių, arba dar kažkokių tai ženklų maginių, jo, kaip mes visą laiką matome. Aplinka tokia visą laiką, jo, ten pilna tiesiog visokie dalykai. Tik tai barška tiesiog matosi ir taip toliau. Net nuveikite pas kažkokią tai būrėją, nuveikite pas kažkokią tai magą, ten pamatysite, ja, ir aišku, tas visą laiką, tas įvaizdis visą laiką, jisai, aišku, žmogų taip ir įveda visą laiką. Ir jis paskui pradeda įsivaizduoti, kad tas mokytojas, jisai turėtų taip atrodyti. Ir jisai ieško. Ten, pavyzdžiui, tarkime, jeigu jisai ten įsivaizdavo, kad tas mokytojas turi būti statybininko rūbais, tai tada jisai ieško statybininko. Ten atėjo kažkoks tai, pavyzdžiui, su kažkokiu tai kitu, pavyzdžiui, ten kitaip apsirengęs, jisai ten žiūri ir sako, tu nemokytojas, kodėl, tu ne taip apsirengęs. Tai nepykite, bet tai ir pas jumis tas pats mąstymas, aš šitą dalyką puikiai žinau. Ir jūs turite savo kažkokią tai visą laiką įsitikinimą, kaip jisai turėtų būti apsirengęs, jo, pavyzdžiui, visą laiką. Ar jisai ten plikas, arba ten kažkokia tai skiauterė, jo, arba ten gal kažkokia tai ženklai čia ant kaktos, jo, čia dar gal, pavyzdžiui, ant viršugalvio, jo, ištatuiruota. Ir taip toliau, ten galima prisigalvoti, jo. Iš tikrųjų, taip nėra. Mokytojas tai nėra visą laiką tas, mes tada tokiu būdu visą laiką matydami tokį žmogų, mes tada pamilstam tik tai savo tą tokį susikurtą idealą, pačią, arba tiesiog kažkokią tai mistiką, ja, ateiname ten ir pamatome kažkokią tai čia krūtinės, toksai kažkoks tai ženklas uždėtas ten, žinai, ir taip toliau, o čia tai magas, o čia tai gerai. Ir čia pas tave, kas čia, pas tave išvis ne, ai čia pas tave, tada koks tu čia irgi man mokytojas. Tai pasižiūrėkit visą laiką jo, nes, pavyzdžiui, ir pas jumis taip pat yra tam tikra tokia nuostata, kaip turėtų atrodyti tas tikrasis mokytojas. Ir jūs, aišku, paskui toliau ieškote tiesiog tam gyvenime ir pamatote kažką tai panašų, paskui sakote, o čia mano mokytojas, paskui jisai pradeda nesąmonės ten kažką tai kalbėti, daryti, tada jūs ten klausotės dar iš pradžių, o paskui toliau nusispjaunat, paskui einate kitą ieškoti, nes sakote, jisai turėtų būti kitaip apsirengęs. Nu ir taip toliau. Tai va, iš tikrųjų tai yra tik tai sukurtas toksai imidžas visą laiką, tam tikri tokie dalykai, ir žmogus jisai negali kitaip irgi, jisai nori ir kaip ir tą Dievui kažkokiam tai Kristui jisai meldžiasi jo, paveikslą pakabinė ir jisai tam paveikslą visą laiką, va čia Dievas yra ir tam Dievui visą laiką meldžiasi. Kryžius, nu dar to labiau. Tai va, tai mes mėgstam visą laiką daiktams lankstytis ir daiktus visą laiką kažkaip tai pripažįstam. Aišku, tas materialumas visą laiką mumis jisai nepaleidžia. Visą mūsų šitą materialų į gyvenimą, kurį mes visą laiką gyvenam. Tai visą laiką visokie atributai. Tai va. Noriu, kad šitą dalyką labai gerai suvoktumėte ir aišku, paimtumėte ir pas save, tiesiog atrastumėte visą laiką, kaip jūs įsivaizduojate. Aišku, visą laiką. Tai nors šventajame rašte visą laiką ir pasakyta, yra labai paprastai, tik tai vaikas įeis į Dievo karalystę. Ja? Ten pasižiūrėkit, kaip pavyzdžiui šventajame rašte, kaip irgi rašoma, kaip Kristus buvo, jisai taigi buvo ten kažkokią tai apdarą tokią įsidėjęs, jeigu taip tais laikais visą laiką šilta, tenais, aišku, po to rūbų, ten jokių trusikų, ten dar kažkokių tai nieko nebuvo, gal ten nieko, ten viskas ir švietėsi, kažkur tai palopita, gal ten ir nepalopita,
gal ten ir vaikšto paskui, vaikšto ten su tokiais apiplyšęs ir taip toliau, taip toliau. Valgyti jisai neturėjo ten, maitinosi kažkur tai, kažkas tai jam davė ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, pagalvokit, tai yra, mūsų supratimu, tai yra bomžas. Jo, grynas bomžas. Dabar įsivaizduokit, ten sėdėte namuose arba dar kažkur, tai ateina kažkoks tai bomžas ir sako, mesk šeimą, atiduok, išdalink visus pinigus, ten vaikus atsižadėk viso šito, visą laiką materialaus ir šito, ką tą pasaulį, visą laiką, ką tu susikūrė, sek paskui mane ir aš tau duosiu Dievo karalystę. Turbūt aš jaučiu, ką jūs man dabar pasakytumėte šituo klausimu. Aišku, pasakytumėt, kad nesąmonės čia gerai, eik toliau. Duosiu aš tau biškutį gal kokį eurą, arba duosiu ten kažkokį tai batoną ir galėsi pavalgyti ir gal tada bus tau biškutį geriau. Tai va. Kaip matote visą laiką, va tas visą laiką imidžas, mes visą laiką mylime, bandome įsivaizduoti ir mylėti va tą žmogų tik tai va tokį. Aišku, kada mes pradedame kalbėti vėl tada, ten iš jo spinduliuoja kažkokia tai ramybė, ten pavyzdžiui tiesiog tokia jėga kažkokia ten tiesiog apima ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėl tai yra tokia netiesa. Mokytojas, patikėkit manim, mokytojas jisai yra iš vis nematomas. Mokytojo tiesiog tikras mokytojas, jisai niekados nepasirodys, jisai ten niekados nekvies ir ateikit pas mane, atsisėskit, aš jumis kažką tai išmokinsiu, parodysiu. Tai yra treneriai, kaip aš vadinu visą laiką, tam tikrai ištreniruosiu, o jūs vaikai taip darykite, kaip mokytojas Jurgelis, pavyzdžiui, tarkime, daro ir tada jūs ten tada kažką tai sužinosite. Tai va. Tikrasis mokytojas niekados nevaikšto nei pas vieną ir niekam jisai nepudrina smegenų ir niekam nieko neįrodinėja, jisai nerašo knygų, jisai tenais niekur tenais nebando kažkam tai įtikti, jisai visą laiką dirba savo darbą, ką jisai nori, jisai dirba ir viskas, jisai tik tai įtakoja tik tada, kada ateina pas jį žmogus ir pas jį paklausia ir tada jis ateina ir pasako, kas jam reikalinga. Jeigu tik tai jisai atsako tik tai į klausimus, įsivaizduojat. Aišku, pas jumis irgi taip pat yra susidaręs toks įspūdis, kad mokytojas turi mokinti. Aš jau šitą dalyką labai daug kartų girdėjau. Jisai turi jumis vesti, jumis aiškinti, mokyti ir taip toliau. Nieko jisai neprivalo. Mokytojas, jisai puikiai žino, kad jisai niekam nieko neprivalo. Tuo labiau jums kažkam tai kažką tai įrodinėti ir kažką tai mokinti. Jam nuo to nei šilta, nei šalta. Supraskite labai mane teisingai. Todėl mokytojas, jisai yra paslaptingas, jisai visą laiką, kaip aš sakau, kiekvienas sutiktas žmogus, ne kiekvienas gali būti jūsų draugu, bet kiekvienas gali būti mokytoju. Įsivaizduojat? Todėl tas mokytojas, jisai kartais tiesiog jisai gali būti, kaip sakiau, tiesiog visiškai blogai ten nuogas ten stovėti, bet jisai yra tikras mokytojas. Tada tas, kuris nesikiša į kito žmogaus gyvenimą. Mokytojas yra tas. Jisai niekados neduos žuvies, jisai duos visą laiką meškerę. Jisai pasakys, jisai niekados neduos patarimo, kaip reikalinga. Panalizuokite, paskaitykite visus traktatus, pavyzdžiui, dar kažkur tai kažką tai, ką jūs mėgstate, ten, pavyzdžiui, panalizuokite, pažiūrėkite mokytojo, tam, pavyzdžiui, vat yra parašyta, atėjo mokinys pas mokytoją, ten paklausė, mokytojas kažką tai jam pasakė. Tai bet jisai niekados nepasako, kad tu durnas, tu daryk šitaip, tada tik tai bus gerai ir taip toliau. Jisai duoda daugia prasminį kažkokį tai netgi ne atsakymą, bet netgi klausimus. Ir iš to klausimų, kitas visą laiką, kada jūs mokinys, kada užduoda klausimą ir kada žmogus jums atiduoda tą klausimą ir kada nuo to klausimo jums atsiranda
tam tikras supratimas ir pavyzdžiui, tiesiog supratimas apie tą, kaip aš galėčiau įspręsti tą klausimą, atsakymas netgi pats, jisai pas jumis gimsta. Mokytojas niekada neteina taip va ir taip tik tai yra. Tai netikras mokytojas. Patikėkit manim. Kaip norite galite, pavyzdžiui, tiesiog analizuoti, žiūrėti, aiškintis ir pamatysite, kad tikrai taip nėra. Mokytojas, jisai nematomas, jisai yra paprastas, sakau, bet pas jį kalba, pas jį visai kitas visą laiką dalykas, jisai neduoda, jisai nesikiša į nei vieno gyvenimą. Pažiūrėkit, kaip ir nelendu, aš niekur nelendu, nenorite, eikite, mokinkitės, kas Jėzus Marija. Man tai nuo to nei šilta, nei šalta, patikėkit manim. Pas mane vis tik atsirastų žmonių per tos milijardus, kurie mane visą laiką myli, kurie mane gerbia, kurie mane klauso. Aš irgi turiu tų mokinių. Bet aš niekada neteinu ir niekada netujinu, nesakau, kad, pavyzdžiui, tu tą turėtum padaryti, tai turėtum padaryti. Klausimas visą laiką, todėl mokytojas jisai neatsisėdęs, nepradeda, kaip ir aš, va čianais ateina, visą laiką pradeda kažką tai dėstyti. Klausykitės, kas yra, kaip yra ir ką darote. Tik tai paprasčiausia dabar aišku visą laiką, nes labai daug žmonių nori mokintis tos ezoterikos, bet aišku nežino net kur pasirinkti ir kokią tą mokyklą pasirinkti. Aš žinau atsakymą, aišku, vienintelis tas atsakymas vis tik tai yra, bet, aišku, ir kitų atsakymų. Jūs galite pasirinkti labai daug. Kaip sako, vienas išėjimas yra, iš labirinto, o visi kiti yra melagingi. Tai va, klaidžioti, jokių problemų, gyvenime mes irgi klaidžiojame. Tai va, jūs mokinsitės, nesimokinsite, dar kažką tai visą laiką, tiesiog mane tai absoliučiai nekaso. Ir tiesiog man tas absoliučiai tiesiog nedomina. Įsivaizduojat ar ne? Todėl tiesiog turite, mes aišku dar jeigu kada paskui toliau, jeigu mokinsitės, tada dar geriau šitą dalyką labai gerai suprasite, apie ką aš kalbu ir ką aš noriu tą dalyko pasakyti. Tai va. Todėl mokytoją susirasti, mokytoją pamatyti ir, pavyzdžiui, jeigu jūs, tarkime, jeigu jūs pradedate ieškoti to mokytojo, tai jūs tampate kaip aukščiau mokytojo, nes jūs pradedate įspręsti, kaip sakot, atėjot pas kažkokį tai Mindaugą, žiūrėjau, jis apsirengęs, taip žinai, jau nemokytojas, mokytojas turi turėti kepurę, va tokią, tokią ilgą kažkokią. Arba jisai turi būti plikas ten, arba dar kažkokį tai imidžą jo turėti. Toliau, aišku, jisai turi ten žinomas būti, visur žinomas tada, tada labai gerai, tada jisai tikras tada yra mokytojas. Ir taip toliau. Ir jūs visą laiką tada tarėtės visą laiką ir pradedate sijoti. Pavyzdžiui, tas taip apsirengęs, tai netikras, o tas šitaip jau tada geriau. Dabar paklausysim, kaip jisai kalba, kaip jisai vaikšto. Jisai šlubuoja, tada jisai netikras mokytojas. Nes tikras mokytojas turi eiti zigzagais jisai, bet nešlubuoti, tarkime, ir taip toliau. Tai va. Ir tada tokiu būdu visą laiką, kada jūs ieškotės to mokytojo, kada jau irgi, tai ką man dabar daryti, kur man Mindaugai sako, tada aš einu, ieškau, tą žiūriu, man tas tinka ar netinka. Kaip jūs galite įsirinkti mokytoją, tada jeigu jūs renkatės mokytoją, jūs esate aukščiau mokytoją. Supraskite, paprasčiausia savo klystkelį. Tai yra absurdas. Ir aš galiu dabar atskleisti vieną paslaptį. Iš tikrųjų, tai yra paprastas dalykas. Yra tai, kad mokytojas atranda savo mokinius, o ne mokinys atranda mokytoją. Taip yra iš tikrųjų. Mokytojas pats pasirenka
tą mokinti, ar jam nemokinti, daryti, ar su juo kažkas tai išeis ar neišeis. Jisai niekam neturi visą laiką ataskaitos duoti, kaip aš irgi rašau. Jeigu ten yra kažkoks tai neigiamas atsakymas, ten, pavyzdžiui, akademija ir aš ten nepriimu, aš neduodu visą laiką pasiteisinimų ir ne prieš nieką aš neturiu visą laiką teisintis ir aiškinti savo kažkokio tai supratimo, kodėl aš to žmogaus nenoriu. Tiesiog ir kodėl aš jo nemokinsiu. Iš tikrųjų, tai ir va, tas ir galima. Paskui pasimis, aišku, šito dalyko vėl kyla klausimas. Tai ką jisai nesąmonė čia vėl kalba? Suprantate, tada jeigu jisai pasirenka, tai kada mane kas nors pasireiks? Jeigu aš ten, suprantate, gal būsiu visą laiką ir gyvenime netinkanti. Iš tikrųjų, tai visą laiką yra biškutį kitaip. Žmogus, mes jau kalbėsimės, aišku, tą energetinę, pažiūrėjau, paskui tą pusę ir visą kitą. Tada jūs suprasite, kada žmogus jau, jeigu daeina iki tam tikro taško, ir tikrai taip yra, kada žmogus, jūs, pavyzdžiui, vieni jau gal daėjote, kiti gal dar nesuprantate, dar nedaėjote iki tam tikro tokio supratimo, kad jūsų gyvenime be mokytojo jūs ezoterinių mokslų tikrai nepabaisite, nesuprasite ir nieko nepadarysite. Mokinsitės bet kur, jūs auginsite tik tai savo egoizmą. Mes šitą dalyką jau biškutį aptarėm. Tai va. Todėl mokytoja visą laiką reikalinga, kad atsirastų viduje, kada atsiranda tam tikrai tokie dalykai, visą laiką prieštaravimai, tas nepatinka, tas va čia nesąmonės, viską, o kur ta tiesa yra. Ir tada, aišku, neieškoti to mokytojo, bet savyje auginti tam tikrą norą visą laiką, nes visata, jinai jumis pažįsta kaip atskirą kažkokią tai ląstelę. Jūs atėjote vieni ir vieni išeisit. Atsimerkite biškutį ir supraskite, kad tik tai jūs esate, o ne per kažką tai jumis kažkas tai rekomenduos ir ten kažkoks tai mokytojas jums kažką tai priims. Taip tokio tikrai tenais nėra. Jumise turi būti tam tikras visą laiką grūdas. Grūdelis tas visą laiką, kuris paskui toliau gali augti ir tada paskui parodyti tam tikrus visą laiką duoti vaisius arba ten kažką tai kitus visą laiką dalykus išauginti. Bet tada, kada jūs savyje pajausite tą tikrą tokią norą tobulėti. Įsivaizduojate? Jeigu dar tokio dalyko nėra pas jumis, tai ezoterika dar ne jums. Eikite paskui dar toliau galėsite, aišku, pasiklausyti. Bus dar biškutį kelios tokios paskaitėlės, tenais visą laiką paaiškinsiu struktūrą, ten ezoterinę visą laiką ir kitus tam tikrus tokius peripetijas. Tai va, tai ten tada kažką tai, gal tada biškutį kažkiek tai daugiau tada suprasite. Tai va, tai pirma tokia įžanginė, gana ilga tokia paskaita, jinai tikrai labai gal tiesiog atrankinė tokia, gal jau nepatikau, gal ne tą įsivaizdavote, gal man reikėjo kažkokį tai, nežinau, gal ūsus kokius susiauginti, tada aš ten būsiu mokytojas. Ne, iš tikrųjų mokytojas, jisai, kaip sakiau, jisai mokytojas, jisai bet koks visą laiką sutiktas žmogus jūsų gyvenime yra jums mokytojas. Bet tikrasis mokytojas yra tik tada, kada jisai neatsakinėja, jums neduoda tikslių atsakymų, bet jisai duoda tam tikrus klausimus, per kuriuos visą laiką jums gimsta jumise atsakymai. Todėl pas mane irgi akademijoje yra netgi parašyta, tiesa yra ta, kurią žmogus atranda pats. Tai yra ta tikroji tiesa. O visa kita, tai yra išgalvojimas kitų tiesos. Tarkime taip. Galima tik taip tą dalyką traktuoti. Tai va, jeigu dar turite kažkokią tai šitos temos, kažkokią tai klausimų, tai būtų labai gerai, kad tada užduotumėte. Paskui jau kalbėsimės apie daugiau rimtesnius dalykus visą laiką. Tai bus jau sunkesnės temos, ten paskui eisime. Paskui prasidės tikrasis mokymasis. Tai va. O dabar tada noriu visiems dabar tarti iki kito ten sekmadienio. Ir
Aišku, lauksiu kažkokiu tai jūsų atsiliepimu, pastebėjimu, klausimų, kuriuos tikrai mielai atsakysiu. O dabar tariu sudie. Iki.